Jauti nerimą, įtampą, nežinia dėl rytdienos. Aš taip pat pateiksiu 4 žingsnius, kurie padės tau pačiam įveikti nerimą. Ir tam, kad mes atliktumėm tuos 4 žingsnius, mums prireiks priemonės ir tai gali būti taro kortų kaladė. Ir 4 žingsniai, kurie susiję su tuo, kad padės tau asmeniškai kiekvieną dieną įveikti nerimą, įveikti įtampą ir pašalinti tą nežinią dėl rytdienos. Ir kaip tai padaryti? Išklausyk būtinai visus 4 žingsnius, nes 4 žingsnis gali būti tau pats svarbiausias, pats efektyviausias. Taigi, aš esu Elė Soul, gidovė, rašytoja, tarologė ir būtent paaiškinsiu, kaip įveikti nerimą, įtampą, kaip sumažinti tas varginančias būsenas ir padėti pačiam savo su taro kortų kaladė. Ir šį kartą pas mane ypatingai graži drakonų taro kortų kaladė. Mes galime rasti daug atitikmenų drakonų energiją lygindami su mūsų gyvenimo įvykiais. Taigi, kaip ir žadėjau, pirmasis žingsnis, kuris padės įveikti nerimą. Ir mes nerimaujame, mes jaučiame įtampą tada, kai mes būname nežinioje. Tam, kad tai pašalinti, mes galime iš karto žinoti, o kokiagi mums bus ši diena. Tai mums padės taro kortų kaladė. Ir kaip tai atlikti? Tai susitelkiam į klausimą, ką mes norime sužinoti. Tai yra, kokia man bus ši diena. Tuomet mes maišome taro kortų kaladę. Jūs galite daryti šitą žingsnį net ir tada, jeigu jūs nepažįstate taro kortų kaladės, nepažįstate taro kortų, tačiau turite tokią kaladę. Taigi mes maišome taro kortų kaladę, o kartu galvojame apie tai, kokia man bus ši diena. Taip mes užduodame klausimą savo pasąmonį. Įsitraukę kortą, mes galime žinoti, ką jinai mums reiškia ir atitinkamai kokia mums bus ši diena. Įsižiūrėkite į kortos paveikslėlį, įsižiūrėkite į tą veikėją, į foną, į nuotaiką ir jūs žinosite, ko jums galima tikėtis. Nebus šią dieną netikėtumų. Antras žingsnis, kuris padės įveikti nerimą, įtampą ir varginančias būsenas. Taigi, jeigu jūsų ištraukta korta yra pozityvi, gera, jums maloni, tuomet ir diena bus maloni, tai kad tai sustiprinti ir visiškai išsilaisvinti iš nerimo ir įtampos, aš labai patarsiu, pasiėmus tą kortą, medituoti į ją. Nors keletą minučių jūs galite susitelkti į tą kortą, į paveikslėlį, į spalvas, į nuotaiką, į tą veikėją ir pajuskite, lyg tai būtumėte jūs, susitapatinkite su tuo veikėju. Taip jūs gausite pozityvę, didelę įkrovą ir jums ši diena iš tikrųjų turės lengvesnį, geresnį, malonesnį poveikį, negu tai būtų buvę be tos meditacijos. Trečiasis žingsnis. Kaip aš ir sakiau, sulaukit būtinai 4 žingsnio, nes tai gali būti pats svarbiausias žingsnis. O trečiasis žingsnis apie tai, kad jeigu vis dėlto mes ištraukėme iš taro kortų kaladės kortą, kuri nėra mums labai maloni ir mes matome, kad diena nebus labai maloni. Tam, kad sužinotumėm, kokioj srity mes galime tikėtis tų kliūčių, nemalonumų, sunkumų, traukite iš taro kortų kaladės dar 3 kortas. Tam jums reikia vėl išmaišyti kortų kaladės ir galvoti, kokia man bus ši diena. Kokia man bus ši diena? Kokioj srity galiu tikėtis sunkumų? Ir išmaišę vėl mes traukiame 3 kortas. Traukiame 3 kortas iš kortų kaladės. Ir išsitraukę tas 3 kortas, vėlgi jas apžiūrėkite. Apžiūrėkite tas 3 kortas, apžiūrėkite tuos paveikslėlius.
kokią informaciją jie jums neša, kokią emociją, o ką daro tie veikėjai tose paveikslėliuose. Žinokite, kad taro tai yra ne šiaip paveikslėliai, tai yra archetipai, kurie sąveikauja su mūsų pasąmonė. Tad mes visuomet išsitrauksime būtent tuos paveikslėlius, būtent tas kortas, kurios atitinka mūsų būseną, mūsų situaciją, mūsų emocijas ir nuotaiką. Taigi, per taro kortas kalba pasąmonė. Ir šitos 3 kortos jau bus paaiškinimas apie tai, kokioj srity mes galime tikėtis sunkumų. Na, jeigu ta diena sunki, tai kur tikėti sunkumų? Atitinkamai mes galime pasiruošti, kad tų sunkumų būtų mažiau. Galbūt mums reikia susirinkti reikiamą informaciją. Galbūt su kažkuo aptarti tą klausimą. Galbūt veikti kitaip nei esame suplanavę, tai yra mes būsime pasiruošę, atitinkamai nerimas, įtampa, stresas tikrai bus mažesni. Ir kaip žadėjau, pats turbūt svarbiausias, efektyviausias 4. punktas. Ką mes galime daryti? 4. žingsnis. Tai iš taro kortų kaladės mes galime išsitraukti mums patinkantį arkaną, mums patinkančią kortą. Peržiūrėkite tuos paveikslėlius, kuris jums patinka, kuris atspindi tą informaciją, kuri galbūt turi sąsają su jūsų vidum, su jūsų įvykiais, su jūsų nuotaikomis, su gerovės siekimu, dar kažkuo tai. Išsirinkite vieną taro kortų arkaną. Vieną kortą, kuri jums iš tikrųjų yra pozityvi. Neša geras emocijas, gerą įkrovą. Ir tuomet jūs susitelkite į tą kortą, gerai apžiūrėkite paveikslėlį, visas jo detalės. Po to užsimerkite, nors ir kelioms minutėms, ir pamedituokite į tą arkaną, į tą kortą. Tegul per pasąmonę šitas arkanas sąveikauja su jumis. Pajuskite tą sąveiką, įsivaizduokite, lyg jūs būtumėte tas veikėjas. Lyg apie jūs būtų visa šita korta, visa šita istorija. Pasijuskite tuo galingu, viską galinčiu, stipriu, pasitikinčiu, sėkmingu veikėjai. Šitaip jūs įnešite tą didelį pozityvą būtent savo, į savo dieną. Šitaip jūs galite ne tik vaduotis iš nerimo, iš įtampos, iš nežinios, jūs galite programuoti, kad ta diena būtų jums pozityvi ir gera. Ir jeigu jūs norite išmokti gerai skaityti taro kortas, geriau suprasti visas tas reikšmes, kaip ir rodžiau, jos kiekviena taro korta atspindi tam tikras savybes, atspindi tam tikrus veikėjus, jų charakterius, jų veikimo būdus. Tai kviečiu į nuotolinius taro kursus, kur kaip tik mes ir mokomės visą tą taro semantinę sistemą, kaip skaityti kortas, kaip žinoti, kokią informaciją būtent siunčia, spinduliuoja tą kortą, kaip pažvelgti į ateitį ir kaip žinoti, kas bus toje ateityje, kaip pasiruošti. Tai kviečiu į nuotolinius taro kursus. Registraciją, informaciją rasite aprašymuose. Tad iki susitikimo ir aš manau, kad nerimas, įtampa, nežinia neturėtų jūsų varginti. Tiesiog imkitės veiksmų, kad ir šitų 4 žingsnių. Iki.